Tik dar kartą įgarsinu vyrų bei moterų pasirašiusių dokumentą Liaudies valią deklaraciją, kuri buvo paviešinta, išspausdinant ją Lietuvos aide 24 birželio 13 dieną, valią, arba kitaip sakant, sprendimą. Ir visus informuoju, kad yra skelbiamas gyvas vyrų ir moterų pasirašysių minėtąjį dokumentą susitikimas šių metų balandžio 12 per taip vadinamąją kosmonautikos dieną. Kaip jau ne kartą esu skelbęs naujienas ir pranešimus susijusius su Liaudies valia deklaracija, taip ir dabar dar kartą primenu, kad yra šaukiamas gyvas susitikimas, suvažiavimas visų vyrų ir moterų pasirašiusių šitą dokumentą Liaudies valia deklaraciją, kuri buvo paviešinta, išspausdinant ją Lietuvos aide. Tai bus jau de facto trečias susitikimas, nes pirmasis buvo dar pernai, antrasis buvo praeitą mėnesį, kovo 21, kur susirinkę vyrai ir moteris išreiškė savo valią susitikti dar kartą, nes, neva tai pagal kažkokias taisyklės ar pagal sąžinę nebuvo kvorumo, ko pasiekmei nebuvo galima priimti tam tikrų skelbimų. Tai vat, skelbiamas jau pakartotinis, visuotinis liaudies vyrų ir moterų pasirašysių minėtąją deklaraciją susirinkimas, į kurį kviečiami visi, kas tą deklaraciją pasirašė ir patvirtino ją savo antspaudais. Perduokit visiems, jeigu kas esat pasirašę, bet žinot kitų, kurie irgi yra pasirašę ant minėto dokumento, bet negirdėjo dėl kokių nors objektyvių priežasčių, nei praeitų pranešimų, nei galimai šito negirdės. Tai perduokit visiems vyrams ir moterims, kad yra kviečiami visi. Dėl vietos ir konkretaus laiko prašom rašyti šituo elektroniniu paštu vyrui Albinui, kuris mielai jums suteiks išsamesnę informaciją ir atsakys jūsų kokius nors konkretesnius klausimus šitą temą. Tai dar kartą priminsiu, kad de facto tai jau bus trečiasis susitikimas susijęs su Liaudies valia deklaracija, tuo dokumentu. Jeigu reikės, dar kartą pakartosim, kad kam nors nekiltų kokių nors abejonių ir kad nesulauktumėm kokių nors priekaištų dėl kvorumo nebuvimo. Galite tai laikyti viešų oficialių pranešimų nuo vyrų ir moterų pasirašiusių minėtą dokumentą.